Sveiki visi, jau esame 4 pamokėlėje ir šiandieną susipažinsime su įvairiomis CSS priemonėmis. CSS priemonės yra skirtos tam, kad būtent stilizuotų mūsų puslapį. Vėl, kaip ir kiekvieną kartą, mūsų pamokėlėse susiraskite savo IT iššūkis aplankalą, jį atsidarykite ir jame susikurkite CSS priemonės aplankalą. Jį pavadinkite CSS priemonės, atsidarykite Visual Studio Code, nuvilkite Visual Studio Code į dešinę, kad pelė paliestų šoną. Gražiai bus dešinėje ir tada įsikelkite CSS priemonės į jo vidų. Susikurkite index.html, užsidarykite šitą welcome, užsipildykite HTML5 struktūrą, rašydami HTML ir pasirinkdami HTML5 ir tada galite parašyti title vietoj dokument CSS priemonės. Taip paprastai. Iš karto, kadangi jau išmokome praeitą pamoką, galime susisieti savo HTML failą su CSS-o, tiesiog rašykime link ir pasirinkime CSS. Jeigu jums neduoda šito pasirinkimo, galite tiesiog pasirinkti link ir tada tarp href kabučių parašyti style.css. Kad būtų viskas gražiai lygiuotų, galime prieš link paspausti tab ir gražiai susilygiuos. Jeigu per daug, jūs nustumtumėte į dešinę, galite shift tab ir gražins atgal. Šitas lygiavimas mums padeda tiesiog geriau orientuotis kodo struktūroje ir jį skaityti. Mes matome, kad head dalyje yra visi mūsų meta, title ir link, jie galima suskliausti ir matome išskleidus lieka visa struktūra tokia pat. Gerai, ir tada, kai sulinkinom su style CSS, galime savo body viduje tiesiog susikurti h1 tagą ir parašyti CSS priemonę. Belieka tada susikurti style.css. Ir kad jis nebūtų visiškai tuščias, galime parašyti body, vingiuoti skliausteliai, background, sky blue, pavyzdžiui. Mano mėgstamiausias spalva. Tai va. Ir išsaugom su Ctrl Save arba ieškome file ir save. Bet čia ir parašyta Ctrl Save, matom. Gerai, ir tada išsaugom ir HTML, Ctrl Save, antras pelės, Open with Live Server ir turėtų atsidaryti mūsų puslapis. Kad jis neužimtų viso ekrano, už viršaus su pelyte vilkite pirmą pelės paspaudę iki krašto, va čia, kol palies pelytę kraštą ir atleiskite. Ir tada kairėje bus mūsų naršyklė, o dešinėje bus mūsų kodas. Ir tai bus mums daug patogiau dirbti. Gerai, turime CSS priemonės ir pasižiūrėkime, kokios jos apskritai yra. Jeigu įvesime į Google CSS Tools, mums išmes įvairių svetainių, dėl to geriausia yra rašyti pačioje pradžioje, kad mes norime informacijos būtent iš V3 School svetainės. Tai tiesiog V3, Enter, taip. Ir tada mums išmes įvairių tutorialų būtent iš V3. Tai mūsų priemonės angliškai galima vadinti tools, bet geriau, tiksliau būtų sakyti properties. Ir tada mums išmes CSS reference ir čia bus visos mūsų priemonės, kokias galime naudoti CSS. Tai va, jeigu norėtume prafiltruoti, galėtume čia rašyti, tarkim, background ir išmestų tik tai su fonu susijusias priemonės. Jeigu norėtume su šriftais, font parašytume ir būtų su šriftais, fondais susiję visos priemonės. Taip. Ir tada grįžtant prie kokio background, jeigu norėtume, galėtume atsidaryti ir pamatyti panaudojimo atvejai. Ir kokios dar yra prie background ar ne priemonės papildomas. Ir try it yourself. Ir čia bus kaip pavyzdys, kaip atrodo uždėtas fonas į nuotrauką. Eikime style CSS. Taip, ir tada atsidarykim savo šalia, kad būtų mūsų puslapis. Ir pereisiu pagrindinės stilizavimo priemonės. Tai galėtume duoti savo visam tekstui lygiavimo. Pavyzdžiui, kaip dabar pradžioje arba pabaigoje. Taip pat galėtų būti ir centre. Taip pat galim pridėti tekstą įvairių kitų dar parametrų ir matom ne tik tais šitame puslapyje, kur yra visos priemonės išvardintos, bet taip pat ir per Visual Studio Code, kai parašom tekstą, mums išmeta variantų ir galiu scrollinti į apačią, matot, yra ir kitų MS, pavyzdžiui, O ir panašiai tokių kaip WebKit, kurie skirti tam, kad veiktų mūsų parametras ne tik tais naujausiuose pačiose naršyklėse, bet ir senesnėse. Pavyzdžiui, jeigu nueičiau į svetainę Can I Use, joje galima pasitikrinti, kurie parametrai veiks, o kurie ne. Ir čia, kaip matom, pavyzdys yra visokių overflow, tarkim, ir panašiai. Ir jeigu parašyčiau overflow, matytume, kad mūsų overflow, kur žalia, reiškia, kad palaiko. Ir tada yra kitokių kaip overflow anchor, kad, pavyzdžiui, Safaris nepalaiko raudoną.
ar ne? Taip pat būna geltonas dalinis palaikymas ir panašiai. Tai jeigu, tarkim, kažkokia priemonė jūsų svetainė neveikia, jūs galite nueiti į svetainę Can I Use ir rašyti tą parametrą, pavyzdžiui, koks nors animation, ką mes žiūrėsime kitą pamoką jau, ir tada matysim, kokiuose senesnėse naršyklėse animacijos neveikia ir nuo kada palaikomas. Va, tarkim, Safari'e nuo 4 versijos 2009 metų ar ne, jau yra palaikoma. Grįžtam į savo puslapį, tekstą ir galim, pavyzdžiui, text transform pasirinkti ir tai būtų, pavyzdžiui, capitalize tai iš didžiosios, kad prasidėtų, matom iš didžiosios, tada yra uppercase, kad būtų vien didžiosios, lowercase, kad būtų mažosios ir panašiai. Tai galim palikti mažasias. Kas dar iš šriftų aktualu yra, matom tekst, yra dekoracijos įvairios, tai gali būti mūsų pabraukimai įvairūs ir taip toliau, bet dabar dekoracijų gal nepridėkim. Ką dar turime text shadow, tai galėtume šešėlį pridėti, 0,0, pavyzdžiui, 5 pikseliai. Baltas nelabai matysis, galbūt juodas, va matom, apsišviečia. Jeigu norėtume, kad jis būtų ryškesnis, galėtume pridėti nuorodas, kad tarkim į dešinę ar ne, ir į apačią šiek tiek nutolęs. Jeigu norėtume, kad aštresnis būtų, sumažintume šitą skaičių ir turėtume va tokį šešėlį. Taip, dabar jeigu norim didesnio šrifto dydžio, galime rašyti font ir matom yra font size, font family, font weight ir taip toliau visi tokie parametrai skirti šriftams taip pat. Tai font size bus atsakingas už dydį ir jeigu čia pridėsim 20 pikselių, matysim, kaip jis padidėja ir jo dydis tampa 20 pikselių. Tačiau jeigu norėtume remtis į jau esamą stilių, nes matom, jeigu užkomentuosiu font size, jis jau turi tam tikrą dydį, galėtume rašyti font size ir 1M. Tai 1M būtų tas standartinis dydis, elemento dydis, kuris jau yra. Jeigu norėtume jį padvigubinti, galėtume parašyti 2M. Va taip paprastai. Tai naršyklės jau iš karto, jeigu inspektinčiau į savo puslapį, matom, jos turi tam tikrą stilių, kurio mes patys nerašėm. Nerašėm nei margin, nerašėm nei display block, nerašėm nei font weight. Bet H1 jau automatiškai turi savo stilių. Ir todėl labai svarbu, kai mes programuojam, žinoti tai. Nes kartais būna, kad nori sustumdyti, padaryti kažką gražų dizainą, bet yra kažkur tarpai kažkokie, tarkim, ar dydžiai, kurie, nelabai aišku iš kur. Dėl to yra dažnai naudojama įvairios priemonės, kurios nulina stilių. Tai nulinimas stiliaus vadinasi CSS resetas. Taip ir va. CSS reset parašė į Google ar ne, mes gausime nuorodą iš Meir Web, CSS Tools, Reset CSS. Ir čia bus viskas, ką galima būtų nunulinti, nuresetinti, ar ne, mūsų naršyklėje, tą ankstesnį stilių. Tačiau mes šito viso nerašysim. Mes dažniausiai naudosim tarpams margin padding, nuresetinimą, kad mums tiesiog neliktų tarpo, nes pačius dydžius gan lengva sutvarkyti. Kai būna sąrašas, mes tada galima, pavyzdžiui, padaryti, kad nebūtų taškelių ir panašiai. Tai va, tai žinoma, galima būtų visą šitą kodą tiesiog Ctrl+C ir Ctrl+V, ar ne, copy-paste, įsimesti į savo puslapį ir tada, jeigu šitą užkomentuosiu, matysim, kaip atrodo. Taip, gerai užkomentavau. Ir tada, jeigu resetą užkomentuosiu, matom, koks yra be reseto ir su resetu. Akivaizdus skirtumas ir dėl to yra verta tikrai nuresetinti, nulinti, nes paskui darbuojantis būna, kad, tiesiog maišosi tas ankstesnis stilius. Gerai, Ctrl+Z, ištrinu tai, kas tą CSS resetą ir vietoj to, kad viską rašyčiau, aš tiesiog pridėsiu žvaigždutę. Žvaigždutė reiškia, kad pasižymi visus elementus mūsų puslapyje, vingiuotės skliaustelį ir tada nuimu marginus, tarpai dings ir paddingus. Daugiau nieko, tik tiek. Tai va, grįžtam prie mūsų stilizavimo priemonių. Mes turime šalia font size ar ne ir kitus dydžius, ne tik tais 20 pikselių arba M. Tai pikseliai yra pikseliai, M yra elemento dydis, bet taip pat yra ir font size 2rem. Tai rem remiasi į root elementą, o M remiasi į elemento dydį. Tai jeigu mūsų kažkokie elementai yra, tarkim, 20 pikselių, tai vienas M būtų ir toks ir dydis. Tuo tarpu rem remiasi į HTML, root elementą pagrindinį. Jeigu pasižiūrėtume į savo puslapį,
matysim, kad visa svetainė yra HTML viduje. Va čia galėčiau net suskliausti, matot, ar ne? Tai va, tai jeigu aš prie HTML pridėsiu fiksuotą dydį, tarkim kokį 30 pikselių, ir tada čia sumažinsiu vienas, matysim, kaip sumažėja. Tuo tarpu, jeigu prie H1 pridėsiu font size 2M ir keisiu savo body, duosiu fiksuotą dydį kokį 10 pikselių, matysim, koks dydis lieka, ar ne? Ir jeigu čia pakeisiu ir M, jis nepaisys mano body ir turėtų remtis į HTML. Na ir matom, kaip didėja. Jeigu čia sumažinsiu, sumažės. Jeigu padidinsiu, padidės. Tuo tarpu M remiasi į tiesioginį tą tėvinį elementą body ir jo nustatytą H1 dydį. Ir jeigu čia pakeisiu, padidinsiu ir mano automatiškai H1, kuris jo viduje padidės. 2 kartus bus iš viso 40 pikselių. Gerai, tai matom, kaip veikia pikseliai, matom, kaip veikia M ir rem. Eikime toliau. Dabar, jeigu norėčiau savo H1, kad nuimti tą storą šriftą, tai galėčiau rašyti font weight ir nurodyti nuo 100 iki 900 arba naudoti bold, normal ir taip toliau. Tai normal būtų tiesiog toks paprastas standartinis kaip kokiam paragrafui, tuo tarpu bold yra paryškintas. Ir tada yra, kaip matėt, visokių skaičių. Ir šie skaičiai įvairūs nuo 100 iki 900 būna dar storumo lygiai. Taip pat ir bolder arba lighter yra irgi storumo lygiai. Tai jeigu 600, tai tas pats kas bold, nes dabartinis standartinis Times šriftas, jis neturi kažkokių labai daug skirtingų storių šriftų. Bet mes netrukus įsikelsime iš šriftų bibliotekos ir pamatysime kitą fontą, kad gali būti įvairių tų storimų. Tai dabar, norėdami pakeisti apskritai šriftą, mes galime rašyti font family ir mums duos pasirinkimą šitos šriftus. Ne, tarkim, monospace, kaip atrodytų ar ne, arba dar kokių variantų turime, matom koks nors Arial, neskalbimo milteliai, bet šrifto fonas, matom taip. Ir jeigu pažiūrėtume į internetą, šitie šriftai vadinasi safe fonts. Taip, ir jie va išvardinti V3 svetainėje, Arial, Verdana, Tahoma ir panašiai. Jeigu norėtume naudoti kažkokius ypatingesnius šriftus, mums juos reikėtų užsikrauti iš interneto bibliotekos. Šiuo atveju pati populiariausia šriftų biblioteka yra Google Fonts. Tad eikime į Google, rašykime Google Fonts, pasirinkime Google Fonts. Taip, čia aš anksčiau buvau pridėjęs kažkokius šriftus savo projektui ir tada čia šone galite pasirinkti tiesiog fonts. Ir apačioje matysite įvairiausių šriftų. Jeigu norit susirasti kažkokį konkretų šriftą, jūs galite rašyti, pavyzdžiui, lato ir jums išmes šį šriftą. Paspauskite ant jo ir tada matysim anksčiau minėtus tos dydžių skaičiais. 100, ar ne 300, 400, 900. Ir kuo įdomu, Google Font ir kuo jis geras, kad jis yra optimizuotas ir galima įsikelti tik tos storių šriftų, kuriuos mes norime. Nereikia visos užsikrauti bibliotekos. Tai mes galim pasirinkti, pavyzdžiui, šriftą, kad būtų mažiausias, tai siauriausias, tai 100, tarkim, paskui kokius 400 ir tada 700. Ir norėdami juos naudoti, eikim viršui, View Selected Families ir matysim. Fin 100, Regular 400, Bold 700. Ir tada, kad prisidėtume į savo puslapį, čia yra 3 linkai. 1, 2 ir 3. Tai mes tik tai tą paskutinį, trečią. Pasižymėkim, nusikopijuokim, eikim į indeksą ir būtinai virš savo linkį Style CSS. Nes mes tam Style CSS naudosime. Taip, tai įdėkite, copy-paste. Galit, jeigu norite, pasirašyti komentarus, kad būtų aiškiau. Google Fonts, komentarai rašosi CTRL pasvirasis brūkšnys. CTRL pasvirasis brūkšnys. Parašysiu, kad tikrai matytumėt, va taip rašos CTRL komandą, kad atkomentuoti vėl tą pačią komandą, ar ne? Ir jos viduje galim parašyti custom style. Gerai? Na ir žiūrėkime, kol kas niekas nepasikeitė, dėl to, kad mes turim dar pridėti font family lato, kad jis jungtų, pristaikytų mūsų puslapį. Tai einame style CSS ir galime prie galbūt body, font family, pridėti lato. Ar ne?
Taip, dabar, kadangi esame pridėję ir prie body, ir prie H1, dėl to mūsų šriftas nepasikeičia, nes visą laiką yra nugali tas, kuris konkretesnis. Šiuo atveju body viskam skirtas ir viską, ką mes rašytume, kad ir paragrafą, pavyzdžiui, loriam, mums prisidėtų tas šriftas. Bet kadangi sukonkretinom prie H1 Arial, dėl to lato jis permuša. Tai mums reikia tiesiog ištrinti iš H1 ir matysime, kad tada prisitaiko. Ir čia jeigu užkomentuosiu, matysim, koks standartinis ir kokį mes turime. Gerai, tai kas toliau? Mes taip pat galime praplėsti, pavyzdžiui, raidžių tarpus padaryti tarp raidžių, pridėję letter spacing, dar 5 pikselius ir matysime, kad padidėja. Atkreipkite dėmesį, kad šitas šriftas ne visiškai palaiko lietuvybę. Tai yra šriftų, kurie palaiko visiškai ir yra, kurie ne visiškai palaiko. Tad rinkdamėsi šriftą turėkit tą omeny. Šiuo atveju aš, kad nereikėtų man keisti šrifto, aš tiesiog vietoj CSS priemonės parašysiu properties. Ir tada viskas gražiai atrodys ir prie to pačio pasidauginsiu H1 su Alt Shift į apačią rodiklėte. Gerai, ir matom, turiu CSS 3 priemonės, ne 3 pavadinimus, paragrafą, super. Ir tada grįžtu į Style CSS ir taip pat galiu, norėdamas praplėsti tarpus tarp šitų priemonių, pridėti prie H1 line height ir duoti arba rem naudoti, arba pikselius. Tai aš gal pikselius naudosiu, kokį 40 pikselių ir matysim, kad nelabai prasiplečia ir tada visą laiką taip spėlioti pikselius arba dydžius yra gan sudėtinga. Patogesnis būdas yra spausti antrą pelės ant norimo elemento, inspect arba apžiūrėti, kitose naršyklėse kaip Mozilla būna Firefox'e tikrinti, tai pasirinkite tą patinį ir tada jums išmes vieną iš pasirinktų ar ne elementų ir apačioje jo stilius. Stiliaus dydžiui, pavyzdžiui, galima dydį mažinti, didinti, galime font weight keisti, jeigu norėtume, kad jisai būtų ne 600, o 100, tai padarytume, galėtume naudoti ir 400 ir taip toliau. Ir tada line heightas. Jeigu norėtume, galėtume su ranka įvesti arba užeiti tiesiog ir su rutuliuku pelytės. Didinti arba mažinti, kol surasim tinkamą savo variantą. Šiuo atveju aš galvoju pasiliksiu ties 60. Tik tais nepamirškit, kad kai čia keičiat kažką, viskas neatsinaujina jūsų kodą, tai reikia perkrauti puslapį, užtenka perkrauti, kad matytumėt, kaip viskas nusimuša. Kad išliktų jūsų puslapį, jums reikia čia patikrinus vertės, tiesiog jas pakeisti per savo kodą. Tai šiuo atveju 100 ir line height 60. Tai tokios yra su tekstu susijusios mūsų parametrai. Eikime toliau. Labai svarbios priemonės yra susijusios su tarpais ir borderiais. Kad geriau matytume, galime savo paragrafui priskirti borderį. Tai paragrafai, border, jo plotį. Borderio 3 pikseliai duosiu, bus vientisas, solid ir black. Dabar mes turime aplinkui, matot, borderį. Borderių yra įvairių stilių. Jeigu pažiūrėtume border style, yra, matot, dash, tai būtų punktyrinė linija, tai gali būti taškeliai, gali būti double ir taip toliau. Kad reiškiau būtų, aš padarysiu 10. Taip. Juo galime atskirai keisti ir spalvas borderių, tarkim padaryti raudoną arba oranžinę ir panašiai. Tai va, tai borderių savybių yra įvairių, mes taip pat galime patikslinti, kad border bottom, pavyzdžiui, būtų 10 pikselių dashed ir ta pati spalva, tarkim, išskirti konkrečiai border bottom arba border top ir taip toliau. Taip pat mes galime, čia aš gal padarysiu, kad būtų double, bus gražiau. Taip pat mes galime padaryti, suapalinti borderį, duoti border radijus ir duosiu kokius 20 pikselių ir matysim, kaip suapvalėja mūsų kraštai. Norėdami duoti tarpo, jeigu inspektinsiu, matysim, kad mūsų elementas užima viską. Jeigu norėčiau tarpų tarp borderio ir teksto, naudočiau padding. Tarkim, padding 20 pikselių. Ir matysim, kad atsiranda tokia žalia juosta aplinkui. Jeigu norėčiau aplinkui tarpų, už borderio, naudočiau margin. Na ir matom, žalia juosta yra borderio viduje, o oranžinė aplinkui. Apačioje paskrolinus, matysim, kad čia yra toks vadinamasis box modelis. Ir aš galiu jį tikrinti savo elemento dydį, paddingą, borderį ir marginą. Ir kiekvienas elementas turi savo paddingą, savo marginą,
gali jo iš vis neturėti, bet esmė tame, kad kiekvienas elementas yra kaip tam tikra dėžutė, kuriai galim pritaikyti marginus, paddingus, borderius ir taip toliau. Gerai, tai šalia tarpų labai svarbu ir dydžiai. Kad dydžius matytume, galbūt aš pridėsiu nuotrauką ir jūs pridėkit image, einam į Unsplash, susiraskime kokią nors nuotrauką, pavyzdžiui, road, pasirinkime, kad jinai būtų horizontali, paspauskime pirmą pelės, antras pelės ir copy image address. Ir įdėkite į tarp source kabučių. Išsaugokite ir jūs atsiras gana didelę nuotrauką, galite pridėti alt tekstą, kad žinotų, kas yra nuotraukė ir paieškos variklį kaip Google. Išsaugokit ir tada eikit į Style CSS ir pridėkite nuotraukos plotį. Tarkim, kokie 300 pikselių. Tai va, tai galima nurodyti plotį, galima nurodyti aukštį, ar ne, galėtų būti atvirkščiai, plotis 500, aukštis 300, tada gražiau prisiderintų. Bet tarkim, specialiai padarysiu, kad būtų plotis 300, aukštis 500. Kaip man priderinti šitą nuotrauką? Tai mes turim tokią savybę, tokį parametrą object width. Ir yra cover, contain, fill ir panašiai. Tai būtent cover išplės iki kraštų, gražiai iškirps tą nuotrauką. Jeigu naudosime contain, tai įspraus tiesiog tuose ribose. Jeigu inspektinsiu, matysim, kad pats elementas užėma žymiai daugiau, o nuotrauka tiesiog kaip kokiam Instagramo ar ne, ar TikToko aplikacijoje yra tiesiog iškerpama ir įdedama, įtalpinama į šitą elemento dydį. Gerai, tai šiuo atveju geriausia naudoti cover ir tada jisai gražiai išsikirpa. Gal aš šiek tiek sumažinsiu iki 400. Dabar jeigu norime, kad būtų borderis, mes irgi galime čia pridėti border, tarkim, kokie 3 pikseliai solid. Gal išlaikysiu juodą spalvą. Aha. Ir tada, norėdami šiek tiek tarpo apačioje, galėtume pridėti tiesiog margin, bottom, kokį 30 pikselių ir atsiras tarpo apačioje. Jeigu norėtume, kad būtų tarp borderio ir nuotraukos, tarpu galėtume padding pridėti ir atsirastų tarp nuotraukos ir borderio. Ok, labai fainai viskas čia gaunasi. Dabar kaip sutvarkyti mūsų geresnį pristaikymą. Tarkim, norėtume, kad nuotrauka užimtų 100% ir matysim, kad kai užima 100%, užeina už ribų. O užeina dėl to, kadangi šitas paddingas, kurį mes turim, jisai nuotrauką išstumia ir taip pat borderį šiek tiek išstumia. Kad neišstumtų, mes galim naudoti tokį parametrą box sizing, border box. Ir tada derinsis prie mūsų pločio ir aukščio, o ne paisys turinio esančio viduje. Ir tada matysim, kaip gražiai pristerina. Norėdami, kad aplinkui būtų tarpai, mes galime ne tik margin bottom nurodyti, bet apskritai margin aplinkui kokį 30 pikselių. Taip, bet matysim, kad vis tiek tada nuotrauka išsistumė, nes mes box sizing, border box nesam pridėję visiems elementam. Tai reiškia, kad mūsų body išsistumė ir jisai nepaiso to. Tai mes galim box sizing, border box tiesiog perkelti prie žvaigždutės, tos snaigės, kad būtų visiems elementams, ar ne? Bet net ir tada išsistumė. Tai kur problema? O problema yra tame, kad mes esam nurodę 100%. Ir 100% reiškia, kad nuo šito krašto 100% eina. Tai mums reikėtų tiesiog sumažinti savo procentus ir tada viskas gražiai dėrės. Ir pristaikys prie mūsų ekrano dydžio. Dabar jeigu norėtume, kad nuotrauka ties tokiu pločiu jau nebesiplėstų, nes paskui matot, kaip plečiasi nuotrauka, jinai išsitempia labai, tai mes galime pridėti fiksuotą plotį. Parametras vadinasi max width. Na ir duoti kokį 1000 pikselių, pavyzdžiui. Tada atitraukiant, matom, kad jinai lieka tokia pat. O kai pritraukiam, pristerina pagal procentus prie ekrano pločio. Lygiai tą patį galime panaudoti ir su aukščiu, pridėti max height, bet kadangi aukščio mes nekeičiam, tai čia kažkokios didelės prasmės nėra. Tik jeigu nurodysiu mažesnį nei esamą, jis turėtų nebeišsiplėsti daugiau nei 200 pikselių. Gerai, šito mes nenaudosim. Taip, ir tada paskutiniai parametrai yra susiję su mūsų nuotraukų pridėjimu per CSS. Tai mes galim nuotrauką pridėti ne tik tais kaip elementą, bet taip pat kaip CSS parametrą. Tai div, taškas, pavyzdžiui, image, enter, mums iškart bus divas su klase image, eikime į style CSS, pridėkime taškas image, duokime plotį, tą patį ir aukštį, visus parametrus galim pirmosius kaip čia, šitai nuotraukai, taip pat galime pridėti ir borderį
bei marginus ir paddingus irgi. Turėsim tokį kvadratą, bet matysim, kad jisai nelygiuoja viduryje kaip mūsų šitas. Kad lygiuotų, mums reikia pridėti šalia margin 30 pikselių iš viršaus ir apačios šiuo atveju būtų, o iš šono out. Ir tada gražiai susilygiuos. O susilygiuoja dėl to, jeigu inspektinsiu, parodysiu, pamatysit, mums atsiranda tarpai iš šonų. Ir jie tiek prisiderina, tiek didėja, kiek yra, kiek jų yra iš esmės. Matot, oranžinį tarpai iš kairės ir dešinės, o elementai jie tada išlaiko viduryje, kaip kokį plūdrą. Gerai, ir tada pritraukiu. Ir norėdami įkelti nuotrauką į šitą vidų, mes tiesiog naudosim parametrą, kuris vadinsis background. Ir background galima, aišku, tiesiog ir duoti ir spalvą, aišku. Galim ir kitokią spalvą duoti, jeigu norėtume. Bet taip pat galime ir pridėti URL ir iš index nusikopijuoti jų esamą nuotraukos URL tarp tų kabučių. Galim net su kabutėm. Šiaip nėra didelio skirtumo ir be kabučių veiktų. Taip, ir įdedam. Ir matysim, kad atsiranda nuotrauka. Tačiau jinai negražiai išsikerpa ir šiuo atveju Object Fit Cover neveiks. Dėl to, kad Object Fit Cover yra skirtas būtent nuotraukos elementui, IMG šitam, kai nuotraukai keliam per HTML. Tad jeigu norime, kad gražiai mūsų išsikirptų, reikia naudoti ne Object Fit, o Background Size. Background Size Cover. Visi parametrai kaip Contain Fill yra irgi taip pat turi Background Size. Viduje yra tos vertės, bet šiuo atveju, jeigu norim tiesiog taip patį padaryti, tai naudojam Cover, bet ne su Object Fit, o su Background Size. Mes taip pat galime padaryti, kad tai būtų Contain, tarkim, kad nuotrauka, bet tada matysime, ir ypač atitraukus, kad kartotis pradeda nuotraukos, matot. Kad jos nesikartotų, mums reikėtų pridėti background, repeat, no repeat. Ir tada nesikartotų. Ir nuotrauka būtų, aišku, ne viduryje, ne gražiai, bet bent jau nesikartotų. Tai va, tai šiuo atveju mūsų šitam nereikės naudoti background, repeat, bet jeigu, tarkim, norėtume, galėtume. Taip pat, jeigu mūsų pozicija netenkina, mes galėtume nurodyti background position. Taip, ir tada, tarkim, centre. Arba dešinėje ir panašiai. Vėlgi, lygiai taip pat mes galime ir šitai nuotraukai nurodyti object position, center, pavyzdžiui, arba right, tačiau kadangi jinai jau nebeturi nei kairį, nei dešinę, kur eiti, tai nelabai ir matosi. Galėtume galbūt šiek tiek top ir bottom pakeisti. Jeigu tiksliai nežinom, kiek mes norim į kairę, į dešinę, viršų, į apačią, mes taip pat galime naudoti ir procentus. 50 ir 50 tai būtų pagal x ir y ašį keistusi ir tada mes galėtume inspektinti šitą nuotrauką, šitą paspaudę select įrankį ir keisti šitos procentus. Čia matot x nesikeičia, o y va aukštyn žemyn keičiasi. Ir tada, jeigu norim kažkokią vertę vieną išsaugoti, mums reikia nepamiršti, kad viskas čia neišsisaugo, perkrovus neliks. Čia reikia parašyti čia, pakeisti. Na ir duot kokį 100% ir liks mūsų nurodyta pozicija. Gerai, tai kaip ir mūsų borderis paragrafai, taip ir šitie borderiai, juos galima keisti jų laipsnį ir ne, užapvalinti. Vienintelis ir paskutinis dalykas, ką noriu paminėti, tai yra, kad mes pridėdami nuotraukas per CSS galime į savo divą arba į kitą elementą, nebūtinai divą, įdėti tekstą. Pavyzdžiui, H1, pavadinimas ir paragrafas. Loriam kokie 10, tarkim, žodžių. Taip ir matysim, kad atsiranda. Šiuo atveju jis nelabai matosi, nes mūsų fonas jį užstoja. Bet mes tai galime nesunkiai išspręsti, tiesiog pridėję prie savo image color white, tarkim. Ir matysim, kad pasikeičia. Tada galėtume patikslinti box shadow. 2 pikseliai, 2 pikseliai, 2 pikseliai white, tarkim. Ir borderį spalvą. Vietoj black į white. Aha, tik tais matom, kad šiek tiek nepermuša, tad galėtume patikslinti dar ir image, paragraf. Jeigu tai būna, tai tiesiog reikia dar konkrečiau pasakyti, kad būtent elemente su klase image, paragrafo border ir galim tik spalvą keisti į white. Ir jinai pasikeis. Kad aiškiau matytus mūsų pavadinimas, mes taip pat galim image, H1, duot font size, pavyzdžiui, kokie 3 elementų dydžiai, padidės mūsų pavadinimas ir pareiškinti font weight su kokiais 700. Tai va.
Ir tokiu būdu, naudojant įvairius šius parametrus, mes ir tada kuriam svetainę. Labai rekomenduoju savarankiškai pasidomėti ir pasižiūrėti apie Flexboxą, kurio nuorodos bus, kur galima ir Flexbox suvaldyti, ten žaidimą pažaisti, ir į platesnį gidą apie jį tiesiog savarankiškai pasimokyti internete. O šiam kartui tiek. Su jumis mes susitiksime 5. pamokoje, kur mokinsimės toliau apie animacijas. Iki.